Moteris paukštis pirmą kartą šį pavasarį parodytas parodoje Vilniuje. Tačiau ta pati ir paroda buvo sukurta kaip idėja papasakot kai kuriuos nesukurtus arba labai seniai sukurtas idėjas. Tai kai kurie tapybos darbai gimė tik iš išlikusių eskizų linijinių, kai kurie buvo, sakykime, Moteris paukštis yra pirminis jo nedidelis darbas, buvo nutapytas 1992 arba 2003 metais. Bet kuo jis man buvo šiaip istoriškai tas darbas įdomus, kad jis buvo turbūt vienas iš pirmųjų parduotų meno kūrinių mano tuometinėje akademijos galerijoje, galerija 91, vėliau dabartinė akademijos galerija. Tai, sakykime, nežinau, gal net Virgis buvo tuo metu vienas iš galeristų, tos Grigoravičius. Taip, tai jie skatino meno rinką, bandė skatinti ir kvietė visus autorius atnešti kūrinius ir sukurti ir pradėti įkurti galeriją. Tai čia pati pradžia, bet Moteris paukštis buvo toks, sakykime, darbas, kurį aš norėjau nutapyti vėlgi. Labai įdomus savęs tyrinėjimas, kada grįžti lyg tai jaunystės siužetą, jaunystės paveikslą, tai kaip ir tavo istorija, tavo tekstai, tavo, kaip sakau, daina, bet atlieki jau ją po 30 metų. Tai kaip ir turi teisę prisiliesti, bet atlikėjas yra kitas. Labai paties savęs toksai tyrinėjimas įdomus, kiek esi pats pasikeitęs, kiek nori taip ar kitaip kalbėti. Bet pats darbas tai yra apie tokią, sakykime, dramatišką figūrą, didelę, apkūnę, kaip sakau, moteris paukštis su tokia balta kaukė, tarsi iš kabukio japoniško teatro. Ir sakykime, mes veikia mūsų pati figūra ir pats galbūt kaukės motyvas, kaip nusakantis jos charakterį, bet realiai tikroji ji yra ta po kaukę ir kokia jinai, mes kaip ir nežinome ir pati kaukė tik tai galbūt atspindi jos charakterį ir vidų, pasak japonų teatro kabukio taisyklių, tai būtent kaukė nupasakoja charakterį, personažą. Bet čia aš leidžiu savo interpretuoti, kad, kaip sakau, personažas gali būti kardinaliai kitas. Ir koks jis yra kitas, čia jau turbūt žiūrovas ir kiekvienas mes patys galime spręsti. Pirmą kartą įdėjau šitą darbą į Facebooką, sulaukiau komentarų: Vilmantai, jums nieko nebėra šventa. Ir kaip įdomu, nes daugam labai tas darbas yra jautrus ir sakyčiau, ir iš moterų, čia komentaras buvo iš moterų pasaulio, bet tikrai ne visos moteris pyksta už šitą paveikslą. Tai dėl to man sakau, kiekvienas kūrinys kartais sulaukia labai skirtingų interpretacijų ir manau, kad tame ir yra jų įdomumas ar stiprybė, jeigu jis apskritai kelia diskusiją, sulaiko mus ir valdo mus, kurį tai laiką esant priešais jį.